Ištisai kimba. Bet ten nešokinėja, va čia dabar jie susivoja. Tai matyt. Nes kur leidom sleivą nežinau. Labas bičiuliai. Pagal aprangą kaip žiemą atrodom. Ne, kaip pagalvoju, prieš savaitę buvo 28, o dabar 4. Pirštinės, žieminiai kostiumai. Taip, šiandien su Marium vėl upiai, vėl tam pačiom Nevėžį. Ne vėl, o tai pas mane kaip visada bus, ne kaip visada, o vėl antra žvejyba su Berkingo masaliukais. Žiūrėsim, kas čia bus. Vėl džigelis, vėl gal dropšotas. Nu, dropšotas nelabai aš jau noriu. Ir matosi balto žuvies biški šokinėja. Tarp kitko Marinas jau pagavo žiobrį. Vėl pabandysim paspaudyt skaitliuką. 3 žuvis jau yra, kol aš iššausiu, kol su jumis kalbu. Marius tai jis pagavo. Tai vat. Ir šiandien, žiūrėk, Marinai, srovė didesnė negu nakart. Šiandien srovė didesnė. Ką? Gal taip atrodo? Įva. Gerai, bandyt. Bet rimtai srovė didesnė. Didesnė negu nakart. Nakart buvo irgi biški, bet tokia. Ką? Žiobris kai? O kiek svorių uždės? Žioburiai. Girdžiu, kiek gramų? 3,5 ir paleris. Reikia bandyti ir man. Aš irgi noriu žiobrį pagauti. Kur imna, jūs matėm vyr. Ja. Jie vis tiek eina maitintis. Čia ne tą įrankėlį aš paėmęs. Tai lampačius gal. Reikia širpoko? Tu nematei dar. Lydekas, žiobrit. Nu. Tas gerai. Gavau puskelinis žiobris. Nu, beveik puskelinis, bet lydekas. Kad tai va, čia jų gyvas velnias. Kažkaip taip. O, bankė. Gražesnis, pagaliau. Gal netgi į rūkyklą. Nors nelabai. Ir jie bus. Kaip mes čia... Vėlė kiek ant dugno šuės. Vanduo didesnis negu anąkart. Tai nėra. O, va kur. Krenta? Gražesnis pagaliau. Pagaliau vertas rūkyklos, sagirs. Pagaliau vertas rūkyklos. O, oi gražus. Iš Elektrėnų marių. Ilgas. Halastekas bus. O, sakiau, kad bus įskaitinis. Gražiai. Bankė buvo. Pakš tik tai. O, rūkas, pležinis. Ant babkutės tos pačios. Gražios. Dvispalvinės. Tai ne, aš matai pripratęs. Žudikė. Tiksliai larva girdi. Pamiršau net tos pavadinimus. Larva, babka, krakabolas. Bet gražiai, akcentuotai. Ir čia tas gerasgi būdavo kampas. Čia va ten biškį toliau tik tai būdavo ant to va, prie pievutės. Bet anąkart va čia iš po tų medžių bulia tik viena
Tam atrodo kokį, gerą vieną pagau, paskui dar čia. O, pažiūrėk. O, sakau, kad čia turi būti geras. Ant šineriuko to, varliuko. Va čia jau tema. Patraukiau. Taip, visko čia. Turi būti. Rūkas, kur? Ne, nesilkiu. O, bet tai koksai margis. Kaip čia man paimti, gal tai paimsiu. Margis koksai. Kui tu pažiūrėk, rūkas. 3 pėm kaip nieko. Bet tai koksai. O, ant to varliuko, pirmas metimas. Koksai. Varyk masalų dėlėm. Taip, reikia atrasti masalų. Kažkur į viršų musėti link duobės gal visi nuvarė. Visi. Ai, taip, vienas jau grįžo, 2 dar negrįžo. O tai čia Kavinskinis koksai tas? Ten sodas būtų. A, tas o, kiek skutamas. Aha. Po visai važiuok palei krančiuką, matai gražiai pamečiau, va tokios va bankės patinka ir lapti, žiūrėk, vyrukas, garbailis. Nu, bet tai kokia bankė buvo. Ne, ant wobler, kur tu čia wobler? Nebesu. Šitas gerai. Grinai palei žolytės. Galima dar vieną fotkę padaryti. Apgavau su žaliu apgaviku. Nu, geras 100, link 100 pėm. Nu, ką tu galvoji? Žiūrėk, jau keptuvėlė yra jau. Vien žiobris agirdi užima pusę keptuvės ir kitą pusę lapciai. O, vaikeli, va čia jau. Ne, dabar kitą čia jau pakšt buvo. Čia buvo pakšt. Gerkliai. Banda kopustinio. Va čia tokie piktesni. Nes nežaidžia, bet kala stipriai, bet paskui išeina. Sustingęs agirti. Bet kala konkrečiai. Kala konkrečiai tik. Pasišiaušia, gal pradės kalt. Vidury kažkur tai. Ką jau kyba? Taip jau iš pasalų. Bumt. Jo, čia tokia gera. Ir gylis va tas va geras, 4 metrai, 4,5 visur. O, iš karto. Makt, o čia tai makt buvo. Iš karto. Pažiūrėk. Gražuolis. Toks akcentuotas. Nu, šiandienos guma. Žalias apgavikas. Žalias apgavikas. Jo. Ką?
Nes kiti tai labai užstorinti. O, kokia bankė aš. Lukas iškart skutamas. Nu ne vis. Nu aišku, skust galima, bet ne šį kartą. Labai agresyviai. Žinai, kai gera guma, tai ir kalą net nežiūri. Makti ir viskas. O, kas ten? Specialiai ant kabėlį atleidęs, kad didesnį atrodytų. Kas? O, va. O, žiūrėk. Paėmė? Įsegė? Vėl paleidau. Ali tik norėjau pasakyti, kad reiktų slybiną jau kokį kirs. Mačiau, nu, kaip visi, bet... Bestovi? A, tai išims aš. Turėtų mano tantikės prakalt. Jo, ne tas nedvikilinis. Bet traukia, aš ir noriu, tum silkės ponės tauju. Čia kažkur išlinda iš po krūmų. Matyti iš po to. Žiūrėk, ko išiknai kandami. Spėjo kaptelt. Tai ir buvo sugrėvęs, bet labai greit. Tai mačiau. Žiūrėk, tai pūš iš paskos. Galės. Ir tas slibiniuką. Slibiniuką galima būtų iškipa. Tai ten medžiagų beveik nėra. Net vienu. Va. Tai kaip tai? Kaip tai? Tai va, gerą vietą girdi. Vėl be šansų į šansą, kaip aš sakau. Nu tai kad aš net nespėjau nukrist nei ką. Taip jau būtų faina tą įvaryti. Tai pasakiau, būtų gerai slibiniuką įvaryti. Bet tai net nenukrito. Plium, pakšt, laisvas. O, čia buvo. Mažuliukai, man. Mažuliukai. O, kur tu mažuliukai, kur to mažuliukai? Kur to mažuliukai? Žiūrėk. Gerų masalų reikia turėti. Kur tu? Gerkliai, bet tas jo taip nuo dugno. Makt. Gerai, šitą užskaitysim. Įdėsim aš. Reikia paspaust. O, kur tu auksinis koksai. Plakį pirmai da 1,8. Ką tu? Tai čia tas man, kur atsikabino iš pradžių. Sargiai. Po meduką matai mailiukas. Čia jau geras pastavė. Auksinukas. Man tai tokiu nuo dugniuko su... O, ir vėl kaip... Nu, tu pažiūrėk vėl. Bet... Gražus. Kas? Ne, šitas gražus, bet nedidelis. Tai. Dar du paspaus. Ja, ar aš tau paspaudžiu. O tas čiočiukų čia labai krūva reikalų. Tai fainai. Tokia geri. Su 2 kokių, kaip mano, jeigu nedaugiau. O, blia, čia koks jau mygas, sakykime. Dronas, sakyk. Gražesnis. O, keliai. Ko tu? Pažiūrėk, koks mėlyniukas. Ne, bet mano pati koks mėlynas. Pradėjo buriuoti? Ne, šitą reikia bandyti nufotkyti. Mėlyniukas, sakykime. Man patinka, kad ant kablį gerai laikas. Tokias biškį sakumą ir kėdė. Jo, babkui
kietesnė. Nebebuvo tavo degyti namuose, bet kaip kada. Bet ganėtinai gerai laikosi. Čia prie pat, matai, tau iš toliau, man čia visai prie pat. Mėlyniukas agirdi. Toks mėlynas, kad. Bet ir šiandien pastebėjai, kad daug daugiau kibimų pasrovių. Prie srovę, kai traukė visai. Va, tik pašnekėjau. Ir nudrėjau. Linkt. Kur to, pažiūrėk. Iš polo. O, koks gražuolis. Švarutis. Gaudžiu gerai buvo. Bum nėra. O, bum yra. Žalias apgavikas, dėdi žalia apgavikai, viso. O čia jau kažkas tai. Rūkas ruoš čerpoką, tik greičiau. Ne lapcius, bet. Kaip išvažiavo. O, auksinės. Ne, čerpoko nereikia. Pirmiausia, sakau, kad čia turi būti gražesnių. Auksinukas, nu toksai. Antenas dirba. Vienas geras punktas. Gama traukiu prie srovę nekimba. O, kas čia? Jau gražus gal netgi? Ja, man gražus, bet nelabai didelis. Tau ir didesnis dar? Gerai, čia užjudinam. Plak, man reikia, aš gal į tą pusę. O, tik kad pastais, tik kas gražus, tai jau pas mane tada. Saugas yra tu, pažiūrėk, kaip bobleris. Ne, pas mane tik. Kiek šis 200 gramų. Nu. O sakau, kad jaumas tai belekoks. Mėgi. Nu, žodžiu. Du. Iš kibimai buvo belio kokie, o... Tai va jie čia medžių iš karto, kaip pat. Vėl gražus. Vėl slybinas gal. Ką? Labai šaryt. Eik. Reikia man čia numest. Daryt padrėzą, gal iš paskos eina dar gražus. Man žinai, dabar kas keistas. Po to feederį labai trumpas pinigas tas. Ja. Atrodo, tos galiukas taip čia pat. Nu, aš tau sakau, kad čia... Kas čia? Bet vienodas, atrodo, iš to pačio. Ne, tas biškį didesnis. Nu, bet karočią. Bijot, bet kaip segė. Ne, nepaleisi skurytę, matai, įsikabinės. Kaip šunų. Agėdis sutūpė po medžiu. Tykoje. Kaip tas ešeriukas man prašovė ten į tą tarpą. Gerai. Krenta šešėlį tai? Kas, o, kas čia pradėjo kalti iš visų pusių? Arba lydekas. Man tai nežinau, bet... Ai, va tai... Sujudo, man nežinau, man gal lampačius buvo, jeigu nenukando. Jau gal jau graipštą reikės ruošti ar... Nu, bus pusę kilogramų. A, tada neruošiu. Bet davai išėlės trečią. Nebent bus praryjęs. Dabar toliau nuo kranto. Tu gal geras lampačius? Ne, pažiūrėk, va. Turiu žvakę daug. O. O, toks kaip visi. Bet iš kur čia, kad vienoj vietoj visi. Pilna, dėkui. Na gerai bandyt, nu aš dar vieną čia pagauti. Bet šitas dabar iš toli, tu, nu. Bet tai gal kalymai jau. To, kaip duoda tai. Taip, jau, kad...
Nu ką, bičiuliai, prieėjom Machulkos, jau namie. Namie, susipakavom, vienu žodžiu, reikėjo truputį paskubėti, tai, nu, nebuvo kada prie vandens su jumis tą, kaip sakant, apibendrintą žūklę. O šiaip visai neblogai. Iš tikrųjų, mažų, tai, nu, gan daug, tikrai daug. Ten ir stengiaus mažiukus jums nerodyt. Šiaip parinkom Mariui rūkyklėlę, kaip visą laiką normykę. 20, sakykime, tokių skutamų. Porą papuolė gražesnių. Mariui 4 peiliukai. Vienu žodžiu, man vienas nukandimas. Kaip aš sakau, be šansą į šansą. Pakšt ir viskas. O šiaip viskas tvarkoj. Viskas tvarkoj. Nėra, kad čia daug labai ir šnekėti. Svarbiausia, guminukai dirba. Šiandien vėl visą dieną gaudžiau tik ant Berkingo. Ir šiaip geriausiai sudirbo Tantikė, žalias apgavikas. Ir kaip ir viskas gerai, tai tokia vat gavosi tokia ta žūklė. Šiaip smagu. Kaip sakant, ešeriukai bičiuliai kimba, upėj kimba, džigelis, 5 gramukai, 2 pasukimai ir pauzelė ir pakšt. Tai kaip visada įrankių aprašymė po video, į ambasadą nepamirštam užeit, labai pigių guminukų galit pasižiūrėti ir aišku nepamirškit labai slaptą kodą UNIK, nes žinau, kad pamirštat, dar galit užeiti į memberius, į patronus, kaip sakant, ten visą laiką šviežiausia informacija, kur kas kur ant ko ir vėlgi, kaip ir minėjau anam video, ten užėję galite, sakykime, Patreone nusipirkti vienkartinį bilietuką ir pasižiūrėti ten jum įdomesnį postą. Tai tiek. Ir iki sekančio. Iki.